Noriu pašnekėt apie mikrodozingą, bet šį kartą noriu pašnekėt apie panterinį mikrodozingą. Višnevskio tyrimais yra visos instrukcijos, kaip jį vartot. Pats išbandžiau, galiu pasidalinti patirtim. Žodžiu, panterinė musmirė, su ja negalima juokauti. Ten yra 5 kart daugiau elementų, nei yra visko raudonoj. Taip, kad su ja mikrodozingas prasideda labai atsargiai. Ir dar noriu paminėti, kad kas perkat kapsulės kažkokias nepažįstamas, visą laiką įsitikinkit, kad toj kapsulėje yra pagal Višnevskio klinikinius tyrimus, ten turi būti panterinės 30% ir raudonos 70%. Susistiprina ekstraktas, tada jūs tą mažytė kapsulytė veikia. Kitaip tos kapsulės jūsų neveiks, tada jeigu ten vien raudona prigrūsta ir nėra ekstrakto rudos, tai jum